Sveiki, aš esu Eugenijus Nikiforovas. Šiandien tik baigėsi puikus seminaras, kurį vedėm mes su savo komanda. Iš tiesų kalbėjom apie labai įdomias temas, apie svajones, tikslus, jų pastatymą, pasiekimą. Ir viena iš tų temų buvo susijusi su mąstymu. Noriu jūsų paklausti, ar jūs kada nors bandėte kontroliuoti, kaip mąsto, kontroliuoti arba stebėti, kaip mąsto paprastas, eilinis Lietuvos ir ne tik Lietuvos žmogus? Kaip jis atsikelia iš ryto, pažadintas žadintuvo, besikeikdamas ir nesitikėdamas nieko iš dienos gero? Kaip jis, sakykime, eina į darbą, kaip jis greitai papusryčiauja, kaip atėjęs į darbą jis būna nepatenkintas savo darbu, kaip jis, būdamas nepatenkintas savo darbu, keikia savo klientus, kad jie būtent paskutinę minutę, sakykime, duoda kažkokį tai užsakymą, kurį reikia atlikti labai skubiai. Kaip tas žmogus grįžęs namo, sakykime, lieka nepatenkintas, sakykime, išlieja visą tą savo pyktį, sakykime, ant savo aplinkinių. Iš tiesų, paskutiniu metu labai daug buvo kalbama, sakykime, apie ekologiją. Ne? Mes labai dažnai, tikrai dauguma žmonių elgiamės ekologiškai, kažkas tai, sakykime, stengiasi neteršti gamtos, kažkas tai rūšiuoja šiukšlės, kažkas tai, sakykime, kreipia dėmesį į tai, ką valgo, sakykime, valgo ekologišką maistą. Bet mes užmiršom vieną dalyką. Mes užmiršom elgtis ekologiškai su vienu iš svarbiausių dalykų mūsų gyvenime. Tai yra su savo mintimis. Ir būtent jūs, jeigu jums ateina į galvą tokia mintis, kad kažkas su mano mintimis negerai, kad mano mintis dažnai būna irgi užterštos kaip ir ta gamta, kad mano mintis, sakykime, yra neigiamus. Jeigu jūs jaučiate, kad jūs labai dažnai vartojate žodelį ne, nepavyks, neišeis, negaliu, tai ne man, tai jau pirmas signalas, kad jums reikia susirūpinti ekologiją. Ir kaip minėjau, ekologiją savo minčių. Jeigu jums kilo tokia mintis, pirmiausia, siūlau pakeisti savo aplinką. Tai yra nustoti bendrauti su žmonėmis, su aplinka, kuri jūs neigiamai veikia. Todėl kviečiu jūs žengti kitą žingsnį. Tai yra, jeigu jūs jaučiate poreikį keistis, jeigu jūs jaučiate norą išsivalyti savo mintis, elgtis su savo mintim ekologiškai, kviečiu prisijungti prie mano komandos. Jeigu jums tai patinka, prašykite mums. Jeigu jums tai patinka, pasidalinkite tuo, ką aš kalbėjau, šito filmuku su savo draugais aplinkiniais. Galbūt jūsų aplinkoje atsiras daugiau žmonių besidominčių savo minčių ekologiją. O kada jūsų aplinkoje bus daugiau tokių žmonių, jums tiesiog bus lengviau keistis, bus lengviau patiems tą ekologiją vykdyti. Taigi, jeigu jums tai priimtina, sekantis žingsnis jūsų. Susisiekite su manim. Tai buvo dar kartą Eugenijus Nikiforovas iš Trakų. Viso.